Vakar dėl Burkšos Seimo pirmininkas neoficialiame susitikime įtikinėjo prezidentą. Aiškėjo, jog nepavyko. Šiandien pats Burkšas įtikinėjo būsimą premjerą. Andrius Kubilius taip pat nenusileidžia, kartoja. Aš išsakiau savo kai kurias abejonės ir yra ką svarstyti toliau, manau. Nepareikė jūs to abejonių, neišsklaidė? Kol kas dar ne. Seimo pirmininkas taip pat kartoja. Antrą variantų jūs tokį kaip turit? Kol kas yra šnekama apie pirmą. Ir čia yra galbūt toks savotiškas spaudos žaidimas. Mes jau 2 nuvertėm, duokit 3. Ne, kol kas mes kalbame apie vieną, štai kad tai yra sritis, kur reikalingos permainos ir reikalingas žmogus, už kurį aš galėčiau guldyti galvą. Nevyriausybinės organizacijos irgi kartoja. Burkšas, jūsų žinėje, reiškia, atstovavo savivaldybę visų tų nelegalių procesų Neringoje procese, atstovavo, reiškia, teismuose ir, galėčiau tik tai priminti, kad visos institucijos pripažino galbūt dalį savo kaltės toje susidariusioje situacijoje, išskyrus savivaldybę. Nevyriausybininkai pasiūlė būsimam premjerui ir kelis kandidatus. Nesyk minėta Rūta Baškytė ir mūsų žiniomis aplinkos ministerijos sekretorių Inesį Kiškį. Pats Burkšas kartojo esąs tinkamiausias. Daugelį metų tvarkiau ir puoselėjau Kuršių neriją. Iš tiesų aš nebuvau aplinkos inspektorius, bet iš tiesų, kad Kuršių nerija yra tokio dėmesio centre ir dabar mes bandome ją visi apginti ir jinai iš tikrųjų išpopuliarėjus ir todėl, kad ir aš savo darbu esu prisidėjęs ją puoselėjant. Prezidentūra nesileidžia ne tik kalbas. Jei nebus kito kandidato, vyriausybė šalies vadovas paskirs be aplinkos ministro. Jeigu yra tokia teisinė galimybė ir jeigu nebus surastas visoms pusėms tinkama kandidatūra, prezidentui teks pasirašyti ko gero tokį. Ar tuomet laikinai einantis pareigas ministras bus paliktas? Tačiau detalės, kurias turbūt ne man atsakinėti. Išeities priverstas ieškoti Andrius Kubilius. Koalicijai iš pradžių nesutariant dėl ministrų, partneriai ambicijas gali demonstruoti ir kitais klausimais. Tad ar Kubiliui neteks vien tik ieškoti kompromisų? Kitą savaitę pas prezidentą jau lankysis ir įvardyti kandidatai į ministrus. Keblumų Valinsko partijai gali kilti ir dėl kito kandidato, Remigijaus Vilkaičio. Pasirodė informacija, kad pastarasis tariamai bendradarbiavo su KGB. Tai tų sąsajų mes atrodo išgirsim dar daugiau, ne tik matyti su Remigijum Vilkaičiu ir su manim greičiausiai, kad ir Inga Valinskienė pasirodys esąs KGB agentas infiltruotas į Valinskų šeimą prieš 21 metus. Pats Vilkaitis dienraščiui Lietuvos rytas patvirtino girdėjęs tokių kalbų ir neprieštarauja, jog būtų atliktas jam mestų įtarimų tyrimas. Reporteris Edgaras Kiškis, Vilnius.